Visi žino, kad įrašinėjom. Tai va, sveiki čia, sveiki ten ir sveiki viršuje. Instagramas, Facebookas ir Zoomas, viskas pajungta. Tai mes tenksimės žiūrėti labiau į kompiuterį, nes čia bus visas įrašas. Tiem, kas jungiatės Facebook'e arba Instagram'e, tai jūs klausot tiek, kiek girdit, jeigu norėsit. Tai po visko tikrai galit rašyti Aurelijai arba Aurelijai. Aurelijai ir gausit įrašą. Tai mums reikės jūsų būtinai L pašto, kad galėtumėt sėkmingai prisijungti. Ir aišku, dar gauti visokių dovanų staigmenų, apie ką irgi pasidalinsim. Bendrai laivo tema yra apie tą pirmąjį esminį žingsnį, kurį būtina padaryti tam, kad pajudėtume apskritai bet kokią norimą linkmę. Nes, kaip žinot, gyvenime viskas, su kuo bent kažkiek kontaktuojam, tai yra apie santykį. Jau tai, kad mes esam čia ir nesvarbu, kad jūs jungiatės online, tai jau yra šioks toks santykis. Ir tam, kad mes į tai galėtume pajudėti, tai yra tas pirmas esminis žingsnis, kurį labai taip gražiai abstrakčiai galim pavadinti priėmimu. Ir būtent realybės priėmimu. Tai jeigu kyla tame jūsų kažkoks vidinis pasipriešinimas tam, arba kaip tik kyla trauka, gal kyla kažkokių minčių, išvalgų ar klausimų, tai iš karto būtinai rašykit, kas esat Instagram'e, gal pamatysim per atstumą kokį nors klausimėlį, komentarą, kas jungiatės per Zoom'ą, tai tikrai galit rašyti į chatą. Tai vat, Aurelijos. Kalbant apie jūsų pačių realybės priėmimą, jeigu va taip pažiūrėt truputėlį atgal, kada gal buvo tas momentas, kur tiesiog jau nu, nebegalėjot nebematyti to, ką matot. Ar taip buvo ir kas vat buvo tas switchas, kuris pakeitė ir davė tokį spyrį raketą į užpakaliuką pajudėti pirmin. Turi? Nu, aš jeigu taip jau labai įsiplečiant, tai ta istorija būtų labai ilga, bet aš galbūt paliesiu šį kartą emocinį tą lygmenį, kadangi mes taip pasiskirstėm atstovauti juos, nors žinoma, ir kiekviena atskirai einam į tas temas ir gilinamės, nes, kaip minėjom, tas santykio su savimi kūrimas, ryšio su savimi kūrimas, tai yra neatsiejamas tarp tų keturių lygmenų ir vienodai visos einam į gilį per tuos lygmenis, bet šiandien aš galbūt labiau apie tą emocinį pakalbėsiu lygmenį ir būtent mano ta situacija, kuri mane labiausiai neramino ir dėl kurios dėka aš supratau, kad aš gyventi daugiau taip nenoriu, tai buvo labai labai didelis nerimas, kuris tiesiog neleisdavo man kvėpuoti, neleisdavo judėti į priekį, tiesiog mane surakindavo. Nesu patyrus nerimo atakų, bet tas nerimas, kokį aš patyriau, man buvo pakankamai stiprus, kad aš suprasčiau, jog aš taip daugiau gyventi nenoriu. Ir tada ieškojau tų sprendimo būdų, kaip tai spręsti. Ir tas kelias, aišku, buvo netrumpas, bet esminė to viso išvada, kad tiesiog supratau, jog nebus taip, kad aš to nerimo nejausiu, nes ilgą laiką aš tiesiog kovojau su to nerimo, kad aš tiek nenorėjau jo priimti, tiek norėjau kažkaip išgyvendinti jį iš savo gyvenimo, ieškojau visokių būdų, praktikų, kol galiausiai priejau prie to, kad jeigu aš noriu mažiau jį jausti, tai aš turiu visų pirma jį priimti, įsivardinti, ką tas nerimas man sako, ką jis nori pasakyti, nes kiekviena emocija siunčia kažkokią žinutę. Nerimas dažniausiai būna apie ateitį, apie kažkokius ateities įvykius. Tai tiesiog reikėjo man jį priimti ir, kaip gal ir juokingai skamba, bet su juo pasikalbėti, ką jis man nori pasakyti. Ir kada aš vis labiau priėmiau, tuo aš gavau tas aiškesnės žinutės, kur man toliau judėti. Ir tai buvo toks kaip mano GPS-as, kuris vedė mane į priekį. Ir kuo aš labiau sugebėjau priimti, tuo aš daugiau dabar, nors ir tas nerimas atsiranda, bet jis nėra toksai stiprus, nėra toks intensyvus. Aš suprantu, kad tai emocija, kurie ateina, kurie reikia dėmesio, aš duodu tą emocijai dėmesio ir važiuojam toliau iki kito karto. Tai jeigu taip trumpai, tai esminis dalykas tiesiog priimti, kad tai yra nerimas, kaip aš kalbuosi su juo, aš sakau, nerime, aš tave matau, aš tave jaučiu, aš tau leidžiu būti, aš tau duodu erdvės savo kūnę, aš tave priimu, aš tave pripažįstu.
Ir tada, kada jau šiek tiek nurimta, tada aš galvoju, vat kodėl tas nerimas atėjo, ką jis nori pasakyti, kuris nori mane nukreipti ir gaunu atsakymus. Man pačiai aš supratau, kad labai daug etapais, turbūt kartais net kartą į mėnesį būna kažkoks taškas, bet ką išmokau irgi pačio coachingo dėka ir kaip tvarkytis, dylintis su savo protu, yra tas momentas, kad nu, per klausimą, per irgi išgirdimą, irgi prieimimą, atsižvelgimą į praeities istorijas, kas padėjo, kas tuo metu pasikeitė. Nes esu žmogus, kuris nori keistis, nori siekti kitaip, kad būtų ir naudoti tą savo resursą. Tai kai pasigalvoju, tai nuo lygos etapo, kai atrodo, kad viskas atimta, viskas paralyžuota, bet supranti, kad kas liko, fokusas gali padėti jausti dėkingumą už tai ir į tai judėti. Etape, kaip prancūzų filologija man labai labai nepatiko, buvo irgi klausimas, ką galiu iš to išspausti ir ar renkuosi viską mesti, visą tą savo įdirbį ar pasibaigti ir irgi žiūrėti, kas tas pozityvas, kuris mane praturtino, kokią vis dėlto naudą iš to gavau. Ir nuo šio paskutiniu metu turėjau labai ilgą etapą, kai savęs klausinėjau, kad kai pradedi savo naują verslą, naują specialybę, naują karjerą, norisi, kad būtų dalykai visai kitaip, daug greičiau. Ir teko susidurti su tuo, kad nu, tam, kad pasiekčiau savęs, irgi turiu klausti klausimų, kokius žingsnius kokius žingsnius darau, kad ten atsidurčiau ir kiek savo spaudimo uždedu, kad dabar man reikia būti ateityje. Vietoj to, kad būčiau dabar ir priminėčiau sprendimus, eksprotinius sprendimus, kviečiau žmonės, su kuriais davai darom. Tai labai sveriu, kokią būseną aš noriu turėti dabar ir čia ir žinau, prisimenu visą kiekvieną kartą, kai aš sugebėjau pakeisti. Tai ir šį kartą sugebėsiu. Tai naudoju save tokį kaip autoritetą, tą Aureliją, kuri padarė ir ją perkeliu į naują situaciją. Ir taip, jeigu vis dar sunku, leidžiu tame išbūti, į auką įkristi, prašyti, kad manim rūpintųsi, bet galiausiai užknisa tiek mane, tiek kitus ir kažką keiti. Ne, labai labai gera girdėti, kad iš vienos pusės yra tas gebėjimas pasibendrauti su tuo, ką jaučiu, iš kitos pusės yra vat, tarsi iš to, ką jaučiu, užsiauginu vidinį autoritetą, nes jau žinau, kad tame buvau, tai jeigu sutvarkiau vieną kartą, vadinasi, sutvarkysiu dar kartą. Ir čia norisi įnešti tą frazę, kurią paminėjau Rilse. Pasidalinau vakar, kad skausmas neišvengiamas, bet kančia pasirenkama. Ir kančia pasirenkama tą turint minty, kad jeigu vat, yra realybės momentas, tai ką jaučiu, tarkim, kad atvažiuočiau į visą šitą studiją ir apskritai, kad kažkur važiuočiau, kur man bent truputį mažiau pažįstama negu kad pažįstama, tai iš karto irgi ateina kažkoks užsisklendimas, įsitempimas, va tas pats nerimas, baimė, mintis atrodo visiškai nelogiška, nes aš žinau, ką reiškia vairuoti mašiną, aš esu ją vairavus jau pakankamai daug kartų, Kaunas miestas irgi pakankamai pažįstamas, bet vis tiek tas įsijungia. Ir kančia būtų tuo momentu, jeigu aš tam labai priešinčiausi ir sakyčiau, ne Aurelija, tau viskas gerai, tu čia nuostabi, tu viską žinai, tau ten viskas gaunasi, tu taip nesijauti. Tiesiog jeigu per žodžius pradėčiau neigti tai, kas manyje vyksta, tai man būtų sunkiau, nes tada tarsi viduje įsijungia toks konfliktas. Viena dalis yra, kuri pilnai tame, jinai tą jaučia, patiria, išgyvena, ir kita dalis, kuri sako, kad ne, čia nesąmonė, nustumėm iš šono, padarom story ir visiems pasakom, kad va, kaip čia fainai, kaip čia exciting, aš važiuoju. Ne faina, ne exciting, labai užknisa, labai aš įsitempus, net jeigu šipsausi, tai dar nereiškia, kad viskas labai čia smagu viduje vyksta. Tai va, tai tas vat realybės priėmimas ir duoda supras, kad jo, tai dalinai kaip ir skausminga, tai yra neišvengiama, bet aš tame kenčiu tik dėl to, jeigu aš priešinuosi tam, kas iš tiesų manyje veikia. Ir visai turiu neblogą pavyzdį iš darbo su kliente, kuomet mes irgi per kelias sesijas turėjom tarsi pramušinėti va tas lubas, kad ateitume iki to vidinio konflikto, kuris iš tiesų vyko. Ir jis netgi tiek stipriai vyko, kad nusėdo jos fiziniam kūne, kaip pilvo pūtimo ir ten tokių netgi skausmingų pilvo pūtimo atvejų, kurie arba banguojantis, pasikartojantis, netgi išliekantis ilgai. Ir tam buvo būtent tas momentas, kad jai kaip asmenybei nuo pat vaikystės, nuo mažumės reikėjo meilės, bet tos tokios meilės, kur taip ir
O Dieve, Niurkimo, ne? jo, ir visų va tų tokių, tokio naivumo, lengvumo, žaismingumo, nu va tos grinai vaikiškos, švelnios, minkštos, pūkuotos meilės, bet to negavo tada, kai vaikas, kai jai reikėjo. Jei norėjo ir vietoj to, kad išeitų į vat, savipalaikymą, kad, nu, okei, šį kartą negavau, tai vienas kitą kartą gausiu, gal kitaip reikia paprašyti, gal reikia pamatyti daugiau tų išeities variantų. Psichika užsidarė ir pradėjo save kaltinti, kad kažkas vat, su manim negerai. Aš turiu tada užsidėti sienas, aš turiu tada apsimest, kad aš stipri, kad man to nereikia. Ir išeina susikūrė dvi dalis. Viena ta dalis, kuri vat, vis dar labai labai mažam ankstyvam amžiui, mažai ten trokštanti tos pūkuotos meilės, o kita dalis, kur jau vat, brandi aš moteris, kuri stipri, nepaliečiama, su šarvais, jinai juodai apsirengus, tvirta, nieks jos nepajudins. Ir tarsi viena dalis, kuri turėjo poreikį, jinai davė tokį kaip gimimą kitai saugančiai daliai. Ir pradžioj mes bandėm dirbti su tuo, vat, ta brandžia dalim, pasaugančia, kurie apie nusivylimą, apie priešinimąsi tam iš tikrųjų po viskuo slypinčiam poreikiui. Ir kai atrakinom, kad yra tas poreikis, tai tada yra labai svarbus žingsnis priimti, kad man to reikia. Ir ten vyksta, nu, iš tiesų didžiausias darbas, pripažinti, kad man tai yra svarbu. Ir dažniausiai yra tas vidinis konfliktas, kai susiduri kažkokioje situacijoje. Ir ką irgi pastebėjusi, kad geriausias dalykas, kai tu įsivardini, okei, tai dabar pabūk visiškai šitoj perspektyvai, išvardink, ką jauti, kas vyksta, tada galim nusikelti į kitą perspektyvą ir vėl išvardink viskas, kas vyksta. Nes mes pamirštam dažnai, man čia labai padėjo tiek konsteliacijos, kai tu pamatai, kiek viduj tu tų savo dalių turi. Ir kad neišvardinus, tai biškiauties išprotėjęs. Ir netgi galima kalbėti ne tik apie priėmimą, sakykime, dabartinės situacijos, to, kas su manimi dabar vyksta, bet netgi jeigu jau ir žiūrint į tą saviugdą, į tą santykio stiprinimą ir dažniausiai būna ten kažkokių trukdžių iš vaikystės, ten, sakykime, tam nesąmoningam lygmenyje, pasąmonėje. Ir aš irgi susiduriu su klientėmis, kurios sako, bet tai ten aš jau ten užmiršau, jau ten nesvarbu, aš jau ten paleidau, ko ten reikia eiti. Bet čia tik atrodo mūsų tam sąmoningam lygmenyje, kad mes paleidom, kad mes užmiršom, kad ten nieko nebuvo. Aš čia nenoriu nieko kaltinti, bet tam nesąmoningam, tam pasąmoniniam lygmenyje ten dar visko yra ir ten reikia nueiti ir ten priimti tą realybę, kad aš galbūt buvau maža ir aš neturėjau tos galimybės tada išliūdėti, išverkti, galbūt priimti, susitaikyti su ta situacija. Ir todėl mes padedam ir einam į tą darbą ir iš tos vaikystės ištrauktą šaknį ir visų pirma irgi vėl priimti, pripažinti, kad tai buvo ir tos emocijos nesvarbu, kad jos buvo ir labai senai vaikystėje, bet jos, kada ten pažiūri, jos irgi ateina ir tiesiog reikia leisti jas išjausti, jas priimti ir jos pasileidžia. Ja, dabar mąstau apie visą požiūrio konstruktą, mentalinį lygmenį, kiek tau pačiai ar su savim dirbant, ar su klientais, galbūt turi kažkokių esminių klausimų, kuriuos užduodi, kad būt su ta realybė, kad ją priimti, kiek tai siejasi, ar labiau su tuo, kas buvo, ar su tuo, kas yra, ar su tuo, kas bus. Na, jeigu žiūrėt, kūrėm santykį, aš noriu, nežinau, pastiprinti santykį su savo vyru, tai kaip tu tada į tai pažiūrėtum iš to mentalinio lygmens? Taip, tai aš pirmiausia tikrai leisčiaus į tą, kas dabar vyksta, kad žmogus pats išgirstų, kokius žodžius naudoja, kokius įsitikinimus turi, atliepiant, atreaguojant, pasitikslinant. Tikrai tą turiu omeny, kad net pajaustų, kokiu automatu varo, galbūt net nebenorit. Nes bus momentas, kai išjautė, bet smegenys dar nebus pasivijusios naujos informacijos ir varysi pagal seną programą tose pačiose santykiuose. Kai viskas gerai, gerai sutarė, yra jausmų įveltų, grįžta tai, kas jau yra daug kartų įprasta. Tai irgi išsinagrinėti, kas įvyksta, koks iššūkis kyla, kaip su to iššūkiu tvarkaisi. Ir tada žiūrėti, o kaip norisi tam rezultate. Ir tada žiūrim, kaip mes galim to, kas dabar vyksta, kokią dabar turi situaciją, sujungti su tuo, kuo norėtum, kaip būtų. Kaip, taip, bent kažkiek, galbūt ten ta svajonė net sudėtinga, kartais įsivaizduotų, kaip vyksta ten tie
tobuliausi jau konfliktų sprendimai, bent jau kažkokią kruopelytę link to pyrago gabaliuką, kad galėtume mes jį pasiimti. Ir žiūrėti, nes jeigu iškeli klausimą, jau dažnai turi atsakymą. Ir žiūrėti, kokias jau informacijas turi, kurias jau gali panaudoti. Minimaliausiai galbūt ten mini konfliktas, mini nesutarimas ir jau ten gali panaudoti, kad nelaukti. Tai viskas apgalvojimas, įsivardinimas, apgalvojimas, apmąstymas, norų įsivardinimas, poreikių įsivardinimas ir da maži žingsniai, praktika link to rezultato. Nespaudžiant, neskubant, o stebint, kaip vyksta. Ne, čia tikrai geras pastebėjimas. Net pati ant savęs kartais pagaunu, nors atrodo tai šneku ir su klientais, ir vat, dalinuosi Instagrame, bet vis tiek ateina tie momentai, kai, nu, vat sėdžiu, užsiraukiu, susikryžiuoju rankas ir sakau, ne, bet aš taip nenoriu. Ir tada įsijungia va, tas vidinis terapeutas, tai Aurelija, o tai kaip tu kitaip nori? Net negali galvoti. Galvoju, o Dieve, aš nežinau. Tada, atsisėdam, pažiūrim, kokie yra vat, faktai, realiai. Kur tu sėdi, ką tu jauti, ką tu galvoji, kas ten kūne vyksta, kas emocijose, kas mentalė, kas ten tam dvasiniam, neapčiopiamo mentaliniam lygmenį. Ir va tik tada, kai aš suprantu savo tašką A, tada man aišku, aš sėdžiu ant šitos sofos, nu man įbelė kaip nepatogi, ką aš galiu padaryti. Galiu ten atsigulti ant lovos, ant kitos kėdės atsisėsti, galbūt ant žemės, galbūt dar kažkaip kitaip pastovėti. O kol aš nesuprantu, kame čia aš esu, aš ten negaliu savo normaliai įsivardinti, tai kas man kelia tą nepatogumą, iš kurio pajudėti. Ir va čia, Nieko, gerai. Ir va čia, kodėl mes sujungiam visus dar 4 lygmenius, galbūt net protiškai gerai gali turėti su savim pokalbį, bet jeigu šūdai verda, emociniam lygmenį nieko tu ten neiškasi, teo ašaros kaip pupas verda, rieda. Ir tik supranti, kad tai dabar man nervacija, frustracija, nieks nepatinka, aš nelaiminga, emocijų galbūt daugiau už visą dieną, kas prisikaupia. Tai irgi prisimenu vis, kad išsijauti, tada jau galbūt gali eiti pokalbį ir dažniausiai jau ir man tas žinus, aš verkiu ir aš negaliu eiti jokias pokalbį su tavim, nes man dabar reikia verkti. Jeigu tau sunku, nes kartais būna sunku kitam žiūrėti, kaip verkia, labai asmeniškai priima, gerai, aš išeinu į kitą kamerą, išeinu pas draugę, pasivaikščiot, kažkas, kas man padėtų nusiraminti ir jau tada galiu su savim pokalbį turėti, tai irgi svarbu pastebėti. O tu, Aurelija, papasakoj, tu per kūną jauti ir kaip bendrauji su to kūnu ir kokius tau. Šitas etapas dar sudėtingiausias, nes net neprisiruošiu prioritizuoti pas Aureliją į sesiją, nes aš puikiai save pastebiu ir įsivardinu kiekvieną savo kartą, kad yra labai daug momentų nuo migrenos, kurios tokie atrodo, kur viską padaryčiau, apart to, kad nueičiau pas Aureliją ir man pasižiūrėčiau kažką naujo, kad pabandyti. Tai pati labai pastebiu savo įsivardinu, nes yra daug ženklų. Bet irgi priėmimas, jau išsivardinimas garsiai Aurelijai, pasakymas, jau žinau, kad man tai yra didžiulis žingsnis link to, kad galiausiai ten nueičiau. Ne, tai kalbant apie priėmimą fiziniam lygmenį, tai yra tiesiog super paprasta, bet kadangi mes antiek esam nuo to atitolę, atpratę tai daryti, o iš tiesų nelabai kas ir mokina ir dažniausiai net labiau yra polinkis slopinti. Tai mūsų pirma reakcija, tai ką jaučiu ir yra, į tai nežiūrėti, to išvengti, kažką su to padaryti, kažkokią tam reikšmę suteikti, ieškoti atsakymo, jau užsislopinu tarsi, pakižodžiu po kilimėliu. O kuo mes daugiau kišam po to kilimėliu, ten galiausiai vietos nebelieka. Ir jo, tai kai kalbam apie tą priėmimą, tai taip, kai čia sėdžiu, tai ir tiesiog stebėti fizinius faktus. Nebandyti ieškoti, o kaip, kas, kodėl, kur, nekelt klausimų, bet vardinti grynai fizinį faktą. Sėdžiu, jaučiu, kad ten mano svorio daugiau ant kairio sėdmens negu ant dešinio, tai mano stuburas pasikreipęs, tai jeigu man čia nepatogu, tai man gal tada reikia panešti tą kūno svorį į kitą pusę. Tai čia jeigu kalbam apie šitą patogią jaukią erdvę, o jeigu yra koks nors konfliktas artimoje aplinkoje arba ten bekylanti panikos ataka, arba reikia lipti ant scenos ir pasirodyti ir save pristatyti ir tiek daug visko jaučiu, tai tada vėlgi geriau neužmesti ant viršaus kažkokius žodžius ar mintis, kad ne, čia viskas gerai,
Ne taip yra, aš nuostabi puikia, palaikymas super dalykas, bet pradžioje visą laiką siūlau įterpti tą vat, pirmą sakinio dalį, kur jo, aš jaučiu, kad manyje ten, nežinau, sukasi žarnos, kyla viskas į viršų, aš to patiriu, tai yra legalu, tai yra normalu man, bet normalu dėl to, kad aš tai dabar išgyvenu. Negaliu sakyti, kad čia normalu didžiaja ar siauraja prasme, nes kiekvienas mes patiriam tą jaudulį ar nerimą ar dar kažką skirtingai, bet va, turėti tą vidinį tokį legalizatorių, kad tai, ką patiriu dabar, tai yra mano tiesa šiometinė ir tai nieko nereiškia. Tai tiesiog yra visiškai tuščias faktas. Tai man tas ir užmigt padeda pakankamai lengvai ir jeigu yra baimė, irgi viskas tvarko ir jeigu, tarkim, įrašau kokį rilsą, žiūriu, man kyla mintis apie tai, kad, o Dieve mano, kaip čia atrodo keistai ten tas dantis plaukas ar dar kažkas ir tada, įdomi mintis atėjo. O, žiūrėk, tavo kūnas užkaito, kai tu žiūri rilsą. Įdomu. Va tą tokį vidinį jo legalizatorių, smalsuolį įsijungti ir tiesiog patyrinėti ir kaip faktą įsivardinti. O taip jo, einant nuo minčių prie kūno, norisi pereiti jo prie tavęs, prie emocijų, apie emocijų paleidimą. Tai galbūt turi tame kokių minčių. Tai kaip ir minėjau, tas emocijų paleidimas irgi galbūt ir skamba labai taip kažkokia ten wow technika, kaip ten jas paleisti ir iš tikrųjų yra tų technikų, kaip ir paleisti per kūną, ar ne? Yra tikrai žinau, kad tiesiog jausti, kur ten energija užsispaudus ir ją prajudinti. Bet konkrečiai kaip aš dirbu, tai yra per tą tokį visų pirma įsivardinimą savo tos emocijos. Nes tų emocijų tikrai yra labai didelė amplitudė, mes ten žinom pagrindinės pykstu, liūdžiu, laimingas esu, o kartais net ir negali priimti to, nes negali įsivardinti, ką tu iš tikrųjų jauti. Tai nuo to ir prasideda, kad tiesiog irgi čia yra praktikos reikalas, visų pirma, sugrįžti į save, nebėgti nuo to, kas vyksta, o bandyti įsivardinti, ką aš dabar jaučiu, vien nuo to įsivardinimo, tos emocijos iš karto pajauti, kaip jinai rimsta. Nes tarsi jinai gavo dėmesį, tai tu mane matai, aš čia tam ir atėjau, kad aš būčiau pamatyta, tai ta emocija jau iškart rimsta vien nuo to įsivardinimo, kad taip aš jaučiu dabar, sakykime, nerimą ir duoti tos erdvės, išjausti tą nerimą. Tai čia kalbant apie nerimą, tai čia vėl yra labai individualu, kiek kam reikia, kiek laiko užtrunka, nes jeigu būna labai ilgas periodas, kada net neleidžiama savo jausti tų emocijų, tai ten tikrai būna labai didelė sankaupa tų emocijų ir ten, kad ir bandai įeiti jas, tai ten gali gal pabūti minutę ir tau jau ten pasidaro taip. Po to kilimu palysta. Taip, kad ten taip baisu, kad tu negali. Ir dėl to aš visą laiką sakau su kantrybė ir atjauta savo, mažai žingsneliais, nes jeigu tu ilgą laiką ten kišai ir dabar nori po truputėlį išlaisvinti, tai tiek laiko ir užtruks, kiek tu ten kišai ir nesakau, nesitikėti irgi, kad bus čia kažkoks iškart paleidimas, nes tai tiesiog ir kūnas mus apsaugo, kad mes neišplėšytume to žaizdos, nes tikrai gali būti labai skauda. Ir tiesiog nedaryti ir savo per didelio spaudimo, kad aš čia ir dabar turiu paleisti tą emociją, bet kiek galiu, einu su kantrybė ir atjauta savo, kiek aš galiu, tiek leidžiu savo išjausti po truputėlį, šiandien galbūt minutę, rytoj gal 2 minutės. Ir kiekvieną sykį tai tiesiog darant, praktikuojantis, kaip bet kokį raumenį auginant, vis darosi lengviau. tą emociją priimti, išjausti ir jinai tiesiog po truputėlį nuslopsta. Čia kaip žaizdai gyti. Kur po truputėlį ten atsinaujina ląstelės, kaip vyksta mediciniškai, nežinau. Bet pati, nes būna net kartais, kur jauti, man labai dažnai yra, kur jeigu atsiveri tam jautrumui, jautiesi saugiai, aplinkoje būna pačios ašaros rieda. Ir suprantu, nes kažkas vyksta, kur net irgi taip pat neracionalizuoju, neapgalvoju, paverkiu, nuverkiu, išgirstu tą balsą, vis sako, nesupratau, kas čia ką tik buvo, bet, okei, bet lengviau. Ja, irgi labai galingas dalykas. Ja, dabar simušiu apie paleidimus, kiek dažnai
žmonės ir galvoja, kad vat paleisiu ir jau viskas. Iššluosiu, tipo. Ir jau nebeliks manyje ten pykčio, nebeliks liūdėsio, nebeliks pavydo, to paties nerimo. Tai iš tiesų, na, emocijos jos mainosi pastoviai. Vat jeigu jaučiu dabar džiaugsmą, tai žinau, kad tuo jisai ten pasikeis kažkokiu nepatogumu, nejaukumu, nepatogumu pakeis nuostabą, nuostabą dėkingumas ir tai taip greitai mainosi, kartais net ateina kelios emocijos vienu metu ir toks kokteiliukas gaunasi ir aš jį visą bendrai pavadinu kažkokiu didesniu jausmu. Ir tikrai būna klientai ateina sakydami, kad, nu, va, aš čia dariau paleidimą, aš atrodo paleidau, ten labai fainai, nu, bet vis tiek kažkas liko. Nu, tai aišku, nu, emocijos jos tiesiog yra irgi kūno egzistencijos dalis, tai mes jos neišmesim šitaip, neatskirsim nuo savęs. Tai tas vat, paleidimas jau tiesiog nebepatinka man tas žodis, jį visai tinka pakeisti, vat, kaip Aurelija vardino, turėti erdvės, gebėti talpinti savyje va, tą emociją tokiam spektre, kokiam aš dabar galiu. Galbūt aš papykti galiu tik tiek, kad pabiškai susiraukiu, ten pasipurtau ir viskas ok. Tai va čia šito mėnesio aš tiek galiu talpinti savyje pykčio. Bet kai aš tai žinau, savo leidžiu, tebe pastebiu save ir po truputį mano talpykla didėja. Kitą kartą gal aš jau galėsiu ten, nežinau, kaip nors pikčiau, griežčiau atsakyti. Gal galėsiu ten išeiti, gal leisiu savo užtrenkti duris, o gal leisiu kaip tik išbūti va tokią tiesią nugarą su to pykčiu. Ir tų vat būdų visokių savo vis atsiranda ir nėra taip, kad žmogus nebepyksta, jisai ramus ir jisai ten dzen ir nepajudinamas, tai tikrai ne, bet jisai jau tada geba savyje pajaus, kad, okei, vat jau manyje kyla, pradeda net kilti pyktis ir jisai neša mane kažkokį impulsą, kažkaip vat, veikti, šnekėti, atrodyti. Jo, tai tie paleidimai ne apie tai, kad vat, ištraukiam iš pakilimo ir neegzistuoja, bet kad tai jau yra mano dalis, mano realybės, mano būties dalis ir aš žinau, kaip su tuo gyventi. Visiškai dabar yra, man atrodo, net toks trendas, kad siekiam ramybės. Tokios ramybės, aš įsivaizduoju, kad dažnai ramybę susijęm su tuo, kad nieko nejaučiu. Bet manau, ramybė yra tas rumuo, kur, oi, jaučiu ir vum, jis tai pakyla, nubrėžiau galbūt ribą, vėl grįžtu į save. Emocijos užkilo, jos išsileido, nuleido. Ir iš tikrųjų, jo, kai kalbam apie tai, kad kada žmogus labai ilgai neleido savo jausti ir ten vat, prikaupė ir prikišo po to kilimu, tai tikrai ten, nu, tada tie galima ir vadinti tai paleidimais, nes nu, prie to turi prieiti, kad tarsi paleistum, bet kada tu jau turi tą įprotį, tai tai nėra tiesiog paleidimas, tai yra tiesiog išjautimas. Ir nu, tu tada, kada jau Pajautimas. Kaip ir žmogus. Tai, kaip pavyzdžiui, vaikai natūraliai daro. Jos kažkas suerzino ir jam ten liūdna, jie paverkia ten maks 2 minutės. O mes, kaip paskui jau paauglystėje, tik čia mokykloje neverksi, tai vaikai juk mane paskui ar pravarčiuos, ar čia nelaikas, čia ne vieta ir mes tiesiog spaudžiam ir prarandam tą įprotį, kur natūraliai mes gimdami atsinešam. Ir užduotis tiesiog grįžti atgal, atsimokinti. Jo, mane labai užkabino tavo žodžią apie ramybę. Nes ir kartais anketui prašau, kad užpildytų klientai, ko jie nori, tai va tos ramybės būsenos. Bet beveik niekada, gal tik vieną kartą yra buvęs vienas klientas, kuris parašė, kas ta ramybė yra, o dažniausiai noriu ramiai jaustis, ramiai būti. Ir kai pradedu klausinėti apie ką jam, tai norėčiau ten nejausti ten to pykčio, liūdėsio, kažkojo, kaip Aurelija sakė, nejausti, noriu negalvoti, noriu, kad manęs ten nepajudintų, neišmuštų, kad ten fizinių simptomų nejaučiau, jokių skausmų. Tai sakau, gerai, tai čia realiai numirt nori, nes negyvas žmogus, lavonas yra tas, kuris nieko negalvoja, nieko nejaučia emociškai, nieko nejaučia fiziškai. O būt žmogum tai reiškia gebėti visą tą spektrą talpinti nuo maksimalaus džiaugsmo iki maksimalaus, ten nežinau, noro užmušti ir pažiūrėti, kaip aš galiu būti su tuo, koks yra mano asmeninis santykis su kiekviena ta emocija, kiekvienos tos emocijos spektrų ir savęs patyrimų tame, apie ką turbūt ir bus mūsų tas renginys, vienas iš tų aspektų, tai pažinti save, savo santykį su savim ar galbūt su žmogu, kad ir kokią temą beatsineši iš tos emocinės prizmės, ką tai manyje kelia, kaip aš save patiriu tam santyki ir ar aš galiu pats su savim išbūti tame, ką jaučiu. Ir iš čia ateina ta ramybė, kai
nu, matau, taip yra, okei, tai faktas. Nu, fainai, pažiūrėsim, po kelių sekundžių bus kitas faktas. O, kitas faktas, ok, fainai. Ir iš čia ateina dažniausiai labai natūralus atsakymas, ką daryti. Negu kad aš dabar sėdėsiu, į priekį galvosiu, kad aš po valandos va taip jausiuos, ok, jeigu aš taip jausiuos, tai man tada reikės tą galvoti, man reikės tą daryti, o čia bus rezultatas, čia dar galvojam priekį, 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 priekį. Ir aš jau nebe čia po 10 metų, nu, Taip, čia net pasakodama, nežinau, traukia. Gera. Labai labai nesmagu. Tai va, tai čia turbūt savo išsikeltą klausimą, apie ką tai yra mano ramybė. Jeigu vat, turiu burtų lasdelę, pamojau ir aš rami, tai ką man tai reiškia? Ir gal tada reikia ir tą dvasinį lygmenį pa, paminėti ir būtų gal įdomu kiekviena, kad įsivardintų, ką vat, mums asmeniškai reiškia tas dvasinis lygmuo, tas dvasinis tobulėjimas. Kas nori pradėti? Labai subtilu, nes man tai vis naujai evoliucionuojantis klausimas ir dalykas, labai ilgai savęs nelaikiau jokia ten religinga ir panašiai. Tada atsirado man toks konceptas, kur man patiko, kad visata yra kažkokia ir va tie visi dėsniai, trauka ten ir panašiai. Man labai daug atsakymų paaiškino dalykų, kažkas pažįstamo atrodo. Kartu man atėjo toks nuraminimas, kad yra kažkas didesnio ir aš galiu biški pailsėti. Konsteliacijos esant sutinku su Žemės energija ir visom kitom dalykam. Tai man yra taip subtilu, nes yra ir Dievo aspektų, kur tas bažnyčios, aš jaučiu tą jausmą, kur tu po bažnyčios eini, nežinau, ar ten koks nors milkatas vyksta, ar pačios tas pasimeldimas, nusiraminimas, matymas tos didybės, kur tu esi tikrai dalelė, nes galbūt mano toks dar dirbus to ego, kur atrodo, čia pati reikia valdyti ir čia tas vis tiek gyvenimas mano didelis ir labai svarbus, o tu nuėjęs į bažnyčią toks truputį susimažinęs, supranti tą bendruomenės galę, tą kažkokią, nežinau, kartais ir žodžio ir maldos, tiesiog paleidimą tikėjimą, minčių nutildymą. Tai mano yra labai toks fluid, toks tekantis vanduo, toks, nežinau, kokį žodį lietuvišką geresnį atitikmenį, bet leidžiu savo kiekvieną dieną vis nutyrinėti. Vis išleidžiu mintis, kad prašau palaikymo, vis dėkoju už kažką, ką turiu, tai sukeldama savo malonės emocijas ir tikėdama, kad kažkaip imčiau dar palaikymą iš kitur. Kol kas tinka man. Nereičiau, kad noriu paklausyti tavęs. Mhm. Man tai visa tai, tas dvasinis lygmuo, tai yra su tikėjimu viskas man siejasi. Ir su tuo tikėjimu, kad yra ta aukštesnė jėga, kuri tau padeda, kada tu prašai pagalbos. Kad tu nesi, vat ir kaip Aurelija minėjo, kad tu nesi tas Dievas, kuris viską gali į savo rankas paimti, sukontroliuoti, kad ir kiek mes ten savo kažkokius tikslus norėtume išsikelti, jų siekti, vis tiek visada aš palieku vietos tam aukštesniam Dievo planui, nes aš negaliu žinoti, kaip man iš tikrųjų yra geriausiai. Ir aš manau, kad Dievas, tai jisai pakreipia, kur tau yra geriausiai. Ir tas geriausiai, tai nebūtinai, kad ten maloniausiai bus. Kaip tik gal jisai kreipia ten, kad tu išmoktum kažkokią pamoką, kad tu patirtum kažkokią patirtį, kuri nebūtinai yra maloni, bet tu iš tos patirties kažkokį išsineši naują suvokimą. Prie viso to man irgi labai su dėkingumu siejasi tas tikėjimas ir toks mokėjimas tiesiog prašyti pagalbos ir pasitikėti, kad yra ta pagalba ir kad mano pastangos, kad jas mato Dievas ir kažkaip tave veda į priekį. Tai turbūt kaip minimum subtili tema. Net jaučiu, kaip norisi taip, atrodo, įkristi, įsėsti savo kūną, susimastyti, iškart norisi kelti žvilgsnį į viršų. Ir suprantu, kad ir kokį žodį be paimsiu, to bus, tiesiog per mažai, netaiklu, ne taip, nes kad ir kaip tai metafiziška, tai labai, atrodo, toks asmeninis, tas ląstelinis patyrimas, kur yra kažkokia mano, ne tai, kad vidinė paslaptis, bet tas mano jausmas, pajautimas, kad yra kažkas tokio didelio, milžiniško, kas niekaip netelpa į žmogišką suvokimą.
ir tai apgaubia, tai yra mumyse visuose bent po trupinėlį ir tuo pačiu mūsų apgaubia. Tai yra tarsi virš aplink mūsų, bet ir apjungia kartu. Tai yra ir kažkas, kas saugo, prižiūri, globoja, bet tuo pačiu testuoja, patikrina, duoda iššūkių, duoda vat, sąlygas įgyti kažkokią savybę, o ne iš karto tiesiog įkiša tą savybę į mane ir tave. Nu tai nežinau, ant kiek yra kažkas genialaus, kažkas tokio tobulo, visą apimančio, kur ir dėsniai telpa ir viskas, viskas, viskas. Tai labai, jo, turbūt asmeninė gili patirtis, tuo pačiu pajausti ir save, kad aš nesu tik kūnas, nesu tik emocijos, nesu tik protas, aš esu visa tai ir dar truputėlį, dar virš to, tai kas galbūt kas persmelkia. Tai vat, nežinau, palyginimas tai būtų šašlykas, mėsos gabaliukai, tai va tie būtų kūno gabaliukas, emocijų, proto gabaliukas, tai ką, va, galiu pamatyti, apčiuop, suvokti, mes galim apie tai šnekėti, mes visą suprantam, kad jeigu šnekam apie pyktį, tai nešnekam apie džiaugsmą. Bet jeigu šnekam apie Dievą ar apie visatą, kurieją, va, ta didelė jėga, tai būtų tas iešmelis, kuris yra ir šiuo atveju būtų nematomas, jis būtų kiauras, kad va, tie mėsos gabaliukai jie yra perdurti, jie yra tarsi apjungti, bet kas tam prakišo tą iešmelį, nieks nežino. Tai čia tokia pirma keista metafora. Dabar šašlyka. Tai Dievas ir šašlykė randamas. Jo, ir čia turbūt yra vat, tai, kas vyksta nuo gimimo iki mirties, kur mes patiriam tą neapčiuopiamą savęs atsiradimą ir savęs praradimą. Ir in between vyksta gyvenimas, į kurį telpa tie visi 3 sluoksniai ir juos dar perveria ta tokia nuostabi iešmelis ar grandinėlė pavadinimu dvasingumas. Tai kai kalbam apie renginį ar apskritai beleką ir kalbam apie tuos 4 sluoksnius - fizinis, emocinis, mentalinis, dvasinis, tai nėra taip, kad kaip šiuolaikiniai medicinoje yra ten širdis, plaučiai, kepenys, oda ir viskas atskirai, ne, tai yra tokie interconnected. Visi 3. Taip. Ne tai, kad nereikalingi, bet kad jie persipina tarpusavį, kad jeigu žiūrėsim tik į širdį, mes tada nesuprasim viso likusio kūno, nes širdis yra ta, kuri pripumpuoja, išnešioja tą kraują po visą kūną. Jeigu imsim bet ką izoliuotai, mes to niekaip pilnai nesuvoksim. Tai net kai šnekam apie fizinį kūną, apie ląstelę, mes ten turim matyti dieviškumą. Kai kalbam apie emocijas, tame turim matyti dieviškumą. Kai kalbam apie protą, smegenis, mintis, tame turim matyti dieviškumą. Kai kalbam apie Dievą, tame turim matyti ir fiziškumą, ir emocionalumą, ir tą protinį genialumą. Tai čia turbūt mano tas patyrimas, kad kuo daugiau rasti tų jungčių, jungtelių. Ir kai pirmą kartą mes susitikom, antrą kartą iš tiesų susitikom gyvai jau po renginio ir ieškojom, kas yra tokio esminio, tokia ta širdis, kuri sujungia. Tai ir tie lygmenys, jie savaime tiesiog susijungia, mes negalim net ir norėdami to išmesti. Ir tuo pačiu sujungia žodis santykis, nes vėlgi, kad ir į ką be pažiūriu, šneku, prisiliečiu, dieviu, dovanoju. Tai jau yra bent jau sekundinis, momentinis santykis, ryšys, kontaktas įvyksta. Ir kai suprantu, kaip man tame, tada aš, ir pagaunu tą autentiškumą momento. Tada nereikia kažkom ten apsimetinėti, galvos kaip ten teisingai, gražu ar negražu. Ir iš to priėmimo tada ateina savęs pažinimas, iš pažinimo ateina savęs suvokimas, kad wow, aš ir taip galiu šnekėti, ir taip atrodyti, ir taip būti, ir ten kažkas viduj išsiplečia. Ir tada jau kaip rezultatas ateina ta meilė savo, kurios visi siekia ir jie deda į pirmą vietą, kad noriu save mylėti, bet ką padaryti, kad iki to ateiti. Tai bent jau aš matau tokius žingsnius - priimti, pažinti, suvokti ir jau toks kaip rezultatas gaunas mylėti. Dėl to tai nėra apie tai, kad nusipirksiu kursą, 3 mėnesius atidirbsiu gerai ir jau save taip pamilsiu kartą ir visiems laikam. Tai tą kartą tai turbūt taip, bet rytoj reikia save pamilti iš naujo, po valandos vėl iš naujo pamilti ir pamilti. Nauja situacija, naujai. Vėl pamilti.
pasielgiai gražiai, reikia save pamilt, pasielgiai negražiai, reikia vėl save pamilt. Čia taip jau abstrakčiai šnekant. Ir manau, kada vat, kuris santyki ne per vieną lygmenį, o per visus keturis, tai tas ryšys su savimi ir stiprėja. Nu, tikrai toksai jau apčiuopiamas darosi tas ryšys, nes kada čiupinėjai per vieną prizmę, tai nėra pilnas tas vat, savęs pamilimas. Ir man labai dar irgi atrodo, kad jeigu va, kalbant apie šio laivo temą, apie priėmimą, realybės įsivardymą ir palietus tą dvasinį aspektą, kuris, manau, tolimiausias galbūt yra daugumai, tai tiesiog irgi savo ir priimti ir pripažinti, galbūt man šitas lygmuo kol kas, nu, aš nenoriu įeiti, man gal ten per daug atrodo sudėtinga ir nepriimtina ir aš gal ten pirmiausia noriu kažkokius kitus dar giliau panagrinėti, bet vat, irgi savo tą dvasingumo klausimą išsikelti ir duoti atsakymą, kaip aš noriu, kad būtų vat, tame dvasingume, kiek aš noriu jį priimti, kaip aš noriu, vat, nes mums irgi kiekvienai yra ne kaip ir skirtingai tas patyrimas. Ir manau, čia tam dvasingume, tai jeigu emociniam, ten fiziniam ar mentaliniam lygmenyje dar yra kažkokių didesnių taisyklių, tai tam dvasiniam tai iš vis tų taisyklių nėra, nes kiekvienas, manau, skirtingai savo pajaučia ir įsivardina, kas man asmeniškai yra tas dvasingumas, nes kitam tai yra va, eiti bažnyčią kiekvieną sekmadienį, tai jam yra dvasingumas. O kitam Bibliją tiesiog namie skaityti, o kitam gal tiesiog malda. Pasavaikščiot. Tai čia vat irgi labai yra individualu ir asmeniška ir tik per savęs va, tą kūrimo procesą, to ryšio kūrimo gali savo įsikeltos klausimus ir atsakyti ir juos eiti, gilintis ir nagrinėti ir kurti tą ryšį, santykį su savimi. Ne, čia manau taiklu būtų paskaityti klausimą, nes tu sakai, kad priimti, tai į tai įeina pripažinimas, kad vat, kažkur ten netraukia, kažkur jaučiu, kad, nu, kaip ir reikėtų teoriškai, vat mes sakom, yra lygmenys, į juos visus varom, tai jeigu eina pasipriešinimas, ten tame didelė baimė ar dar kas, tai tuo pačiu į priėmimą ir telpa leidimas savo į tai neiti, to nedaryti, jeigu aš gal, nu, nejaučiu tam resursų, nepasiruošęs. Ir klausia, pagal idėją, jeigu priimčiau / pasiduočiau, kad negaliu gyventi ar pajausti patogiai, priimti savo kūną, ta kančia sumažėt galėtų. Dar kartą persikaitom kiekvieną savo. Priimčiau, kad negaliu gyventi, pasijusti patogiai savo kūną. Tai kad tas savo pripažinimas yra vienas iš žingsnių. Ar man nepatogu savo kūne? Aš jaučiu, net pats įvardinimas, aš jaučiu kančią yra sumažinimas pačios kančios, nes nebėra kažkoks baubas, kuris nesupranti, kas su tim darosi. Jau darosi tai jau kažkaip apčiuopiama, kad tu gali įsivardinti ir tada matai, su kuo, nu tik įsivardinęs, matai, su kuo aš toliau galiu dirbti ir ką tame noriu keisti, o galbūt nenoriu keisti, noriu tiesiog pripažinti, kad tai yra ir su tuo būti. Galvoji? Galvoju, į kurį šį žodį koncentruotis. Jo, turbūt imčiau žodį patogiai, gyventi patogiai, priimti savo kūną. Jo, va tas nepatogumo kūne klausimas. Ir tada žiūrėčiau, kaip tai fiziškai patiriu. Patį va tą jausmą nepatogumo. Ne tai, dėl ko man nepatogu, ne priežastys, bet kaip aš tai patiriu, koks yra mano santykis. Net tiesiog gali būti praktika. Va, šitos puodelis yra nepatogumas mano kūne. Ir aš va, pabūnu su juo, jis ten, tarkim, mano viduje ir aš užsimerkiu, išimu, pastatau priešai save. Ir dabar jau turiu šiokį tokį atstumą ir mano smegenim jau šiek tiek yra lengviau su tuo bendrauti, nes aš žinau, kad ir ką aš tam dalykui pasakysiu ar jo paklausiu, nu tai manęs nepaveiks, nes tai jau nemany. Tai vat ir sakau, tu vat nepatogume, kai aš tave jaučiu, man tada aš jaučiu taip ir sakysiu, tai įsitempia visas stuburas, aš tiesiog jaučiuosi, kad mano nugara yra vientisas absoliučiai stulpas, aš jaučiu, kad įsitempia diafragma, sunku kalbėti, sunku kvėpuoti, jaučiu, kad truputį kausto kūną,
norisi sukąsti dantis, jeigu nereiktų šnekėti, norisi gniaužyti tai vat kumščius, kad gerai įsiremtų nagai į odą, tada galima įti emocinį lygmenį. Aš jaučiu, kad pykstu, kad labai labai liūdna, netgi toksai kažkoks atmetimas, vengimas per pykinimą eina ir kyla minčių, kaip greičiau, nežinau, numesti tą puodelį, kaip greičiau tave numesti, nustum nuo stalo, kad tu duštum, pasitrauktum ir kad tavęs nematyčiau. Bet tada suvokiu, kad jeigu aš to numetu, sudaužau, tai pasidaro belekiek šiukšlių, visiškai tiesiog ames, netvarka, čia pripilu dar mačios arbatos, dar valyti reikia, surinkt šukės, greičiausiai įsibriešiu, tai bus kraujas, bus labai nefaina. Ok, tai vadinasi, reikia kažkokios kitos išeities. Tai gali būti tokia vat praktika, tai kas man viduje jaučiasi nefainai, tai vat pasiimt, pasidėti priešai save, pasistatyti ir pažiūrėti, kaip man tada yra fiziškai, ką jaučiu kūne išgyvenu, emociškai koks aš tame ir mintis, ką aš apie tai galvoju, kai tai vat yra mano realybės dalis. Manau, net čia su belia kuria problema irgi labai gera praktika, kad suprasti geriau. Kad nesijausi taip asocijuoja, didžiulė asociacija daug jausmų, nes kai dideli jausmai, sunku suprasti ir kažką daryti, kai patrauki. Yeah. Mhm. Man dar norimas priėmimas, kad kai tai daryti sunku, yra žmonių, kurie visą laiką yra pasiruošę padėti. Gal ne mes, gal kažkas, bet visą laiką yra pagalba. Mes dažnai jaučiamės vieni dėl vairiausių priežasčių, bet mes nesam. Ir tikrai ne vieni toj pačioj problemai. Ir šiais laikais tikrai galima susirasti palaikymo. Reikia ieškoti. Ir jeigu vis dar nėra aišku, kaip pat iš tikrųjų tai vyksta, kaip tas priėmimas ir santykio su savimi kūrimas per tos 4 lygmenis, tai jūs galite ateiti į renginį ir tai pasimatuoti, nes būtent dėl to mes ir sukūrėm šitą konceptą, kad suprasti, ką reiškia vat, praktiškai pasimatuoti, vat, tai ką tas santykis su savimi reiškia per visus 4 lygmenis. Tai tikrai patirsit, pasimatuosit ir pajausit, kur vat, aš jau čia labai gerai jaučiuosi, kur man dar reikia kažkur galbūt patobulėti ir galbūt netgi jeigu yra kažkokios dvejonės, abejonės, į kokį čia man specialistą kreiptis, nes tikrai dabar labai didelė pasiūla, tai tikrai po to renginio įsivertinsit ir galėsit gauti tokį aiškumą, gal suvoksit, kad man visų pirma reikia su kūnu dar patirbėti, nes aš su emocijom aš negaliu, nes man ten viskas skauda. Ir aš pirmiausia noriu gerai jaustis, kad aš galėčiau ten toliau judėti. Tai tikrai čia tame ir yra šito renginio esmė, kad jūs gautumėte aiškumą, kaip toliau judėti. Ne tai, kad tiesiog atėjau, patyriau, pasimėgavau, bet ir gautumėte toliau tą tokią kažkokią rodiklę, kur toliau man eiti, kur toliau judėti. Ir tikrai įsinešit to aiškumo. Joki. Jo, aš irgi pagalvoju, yra nemažai būdų, kaip pabėgti nuo to, ką jaučiam, netgi per tą patį dvasingumą. Visiškai nieko prieš neturiu per tas praktikas ar tos pačius ekstatinius šokius ar nežinau, paleidimus, rebefingus, bet kas, taip atrodo, gerai išneša, tai kartais tai išneša tikrai labai gilų savęs pažinimą, patyrimą, priėmimą ir panašiai, bet kartais tai gali būti ir būdas pabėgti nuo to, kas iš tiesų vyksta ir tada kalbėti apie šios aukštas materijas, aukštas vibracijas, kad aš čia netokia, čia man nereikia, čia manęs dalieskit, čia ne tas vaivas, čia bloga aura. Ar ten, nežinau, man ten kūnas sukasi, tai man čia jūs ne prie ko, pasitraukit nuo manęs. Ir per tai galima išeiti labai tokį individualizmą, užsidarimą, izoliaciją ir arba nukeliauti į tokį pojūtį, kad aš esu vienišas, apleistas, niekas manęs niekada nesupras, arba išeiti į kitą pusę, kad aš tik viena pati geriausiai žinau ir niekas man čia nieko nepaaiškins, aš jau savo viską ten išrašau, išsiaiškinau ir tuomet ten kažkokios tos didesnės patirtis, kurios labai gerai išneša, duoda didelį emocinį tokį krūvį, būstą momentinį arba net tiesiog kokių motyvacinių YouTube video žiūrėjimus, kur atrodo tai sukelia labai labai daug,
tai irgi gali būti visai gera priedanga tam, kas iš tiesų vyksta, kad tarsi momentaliai susikėliau, nuveikiau, padariau, susitvarkiau ir, o Dieve, vėl ateina tos mintis, vėl ateina tie jausmai, tos emocijos, tie fiziniai požiūriai, o ne, čia kažką reikia greit padaryti, reikia vėl įsijungti kokį kursiuką gerą, seminariuką, ten pasiklausyti YouTuberio kokią nors, ar nuvaryti ten į ekstatikus, atrodo, išsikračiau, tam momentui palengvėjo, ar paklausiau meditacijos, palengvėjo, nu tai kas, ir kas toliau, o vis tiek realybė tai čia, arba va, tie Čia visi kaip pokiliminiai niuansai, jo vis neinstaliuota tiek. programa, kur išmeta vis notifications. Instaliuokite. O tu tipo vis kažką galvoji, nu tai dar veikia, dar varau. Ir jisai nežino, kad tau tinka. Jo, tai dėl to ir dar viena iš tų vat, priežasčių turbūt čia privardintume belę kiek priežasčių, kodėl mes čia susitikom, nes jau mes pakeliui vis dar atrandam, kuo tas vertingas renginys. Tai pirmiausia, kad tai patiriat keliais sluoksniais, antras, tai yra visiškai jūsų asmeninis. Tai nėra taip, kad mes čia 3 gūrų atsisėsim ir jums aiškinsim, koks ten gyventi yra pagal jo tobulas santykių receptas, nes nu tikrai nesijaučiu, bent jau aš ir turbūt nei viena nesijaučia maks tobulas, kad galėtume kažką mokyti. Vienintelis pavyzdys, nežinau, kažkur ten tas aukštesnysis Dievas, visata, Jėzus Kristus, į ką jūs betikėt, va ta tobulybės noras siekti, jis yra, that's okay. Bet vis tiek žiūrim per save. Tai mes duodam įrankius ir tą vat saugią erdvę, dėl to tikrai nedaug bus žmonių, kad mes galėtume visi jaukiai kartu pabūti su tuo, kas vat mum yra viduje tikra. Turėti tą savo visų ląstelių pažinimą, tai kaip man dabar yra, tai kas mano tas kūnas, kas šitos emocijos, kas ten tam protė vyksta, kur čia mane ta siela, Dievas ar dar kažkas veda, ką su tuo. Jo, ką man tai reiškia, ką su tuo toliau daryti. Tai bus žiauriai faina Lego praktika, bus irgi labai faina meditacija ir tokią turim staigmenėlę tam dvasiniam lygmenį ir šiaip turim dar staigmenėlių tiem, kurie dalyvausit. Tai kas yra svarbu iš tavęs, tai kad tiesiog parašytų mum asmeniškai žinutę, ar Facebookas, ar Instagramas, ar elektroninis paštas. Ir jeigu klausai per Zoomą, tai vadinasi viskas ok, tu įrašą gausi, jeigu klausai per kažkurį kitą kanalą, tai tada vadinasi turi parašyti žinutę, kad gautum tą įrašą. Aišku, jeigu tu jo nori. Jeigu nenori įrašą, tai tada mes tikrai pasidalinsim vieną dovanėlę, kurią esam paruošę ir to pačiu pasidalinsim paskutinę svarbią informaciją apie renginį šitą ir tikėkime, kad sekančius artėjančius. O jeigu žinai, kam yra svarbu, tai taip pat dalinkis. Labai gražiai suveda, kur tas šuniukas, kuris linksi. Labai nekantrauju pasimatyti, labai laukiu, labai tikiu, kad tai bus tiek pat mum, tiek pat kitam naudinga, kur irgi vyks instaliacija, kad protas pasivytų, kūnas pasivytų ir emocijos pasivytų link to, link to pokyčio, kurio tau norisi. Jo, tai skamba kaip užbaigimas, nebent dar tu turi minčių kokių. Tik kviečiu, jau galiu pridurti, tik kad kviečiu, labai laukiam ir bus labai jauku, nes jau ir šiandien pasimatavom, kad tai mūsų tas tokios vibracijos viena kita papildom, labai jaukiai jaučiamės kartu, tikrai bus labai, man atrodo, toks didelis nuoširdumas. Čarlio angelų vaibas. Powerpuff Girls. Arba kur pavadinsi. Gerai. Jo, tai žodžiu, susitinkam elektroniniuose laiškuose ir dėkui, va, kaip tik rašo, bus vienas iš Zoomo klausytojų, labai labai fainai. Tai va, iki. Iki. Dabar